Nagi, apžvelkim, kas į ką pavirto iš kvepalų. Taigi, turiu pavyzdžius ir papasakosiu maždaug, kas į ką pavirto, bet su anglų kalba man nelabai sekasi, tad nepykit už tarimą. Taigi, šie buteliukai, tarkim, moteriškas, pavirto į tokį buteliuką. Šitas kainavo 43 eurus, šitas kainavo 28. Tad šitas dabar, kurį vėliau įvardinsiu, kainuos 28. Tai argi ne puikia naujiena? Na ir tęskim toliau. Taigi, pradėkim. Jų yra net 17. Taigi, 141 numeriukas. 141 numeriukas tai yra panašus, ne analogas, nepamirškit, tai ne analogai. Taigi, panašus savo kvapu